Kaip geriau sustiprinti pilvo raumenis? Darant 100 atsilenkimų? Ar minutę laikant plenką? Palyginkime šių pratimų principus ir jų galimą naudą. Atliekant paprastą atsilenkimą, apkraunamas tiesusis pilvo raumuo. Tai yra gerai, jeigu nori išvaizdaus pilvo presą, bet vien tik to nepakanka. Nes norint funkcionalaus liemens darbo, reikia treniruoti ir giliuosius pilvo sienos raumenis. Jie užtikrina taisyklingą laikyseną, Stuburo stabilumą. bei sumažina traumų riziką. Nu, aš nebejaunas. Norint juos aktyvuoti, rekomenduoju pilvo treniruoti ištempimo fazę. Pavyzdžiui, darant populiarųjį planką. Bet man jis toks nuobodus. Tai prijung judesi. Man patinka judesys. Tau ne tik patiks, bet ir bus naudingiau. Nes judesyje, Pilvo raumenys stimuliuojami žymiai geriau. tačiau nepersistenk. Jei esi pradedantysis. Pradėk nuo paprastų judesių, pavyzdžiui, kojos atitraukimo. Ir nepamiršk dubens kontrolės ir sėdmenų aktyvumo. Laikydamasis šių patarimų, Turėsi ne tik išoriškai gražų presą, bet ir paruoštą įvairiems gyvenimo netikėtumams. Išvarža.